Sveiki, mes ir vėl ant motociklo judame toliau Norvegijos keliais link Bergeno. Po aukštikalnių kraštovaizdis pasikeitė, uolūs fjordai ir įspūdinga inžinerija. Ši diena bus apie tiltus, tunelius ir kelionę, kur kelias pats tampa istorija. Lærdals tunelen 24 km po kalnu. Tamsa, variklio aidas ir staiga mėlyna šviesa lyg saulėtekis uolos viduje. Pasirodo tai ne šiaip sau, o kad vairuotojai nepavargtų. Hardanger Bridge – vienas įspūdingiausių Norvegijos inžinerinių statinių, jungiantis Eidfjordą su Hardangerio regionu. Tai 1380 metrų ilgio kabantis tiltas, laikomas vienu ilgiausių Europoje ir leidžiantis išvengti ilgų fjordo apvažiavimo ar keltų. Atrodo, kad niekad nesibaigs, toks buvo nuobodu ten važiuoti šiaip iš tikrųjų toje vietoje, bet ant tiek įspūdingai, kad galvoju, tai kiek čia gali būti dar iškasta, nu tai kiek dar čia bus iškasta, tai važiuoju. Tunelių mūsų kelyje tikrai netrūko, jų sutikome begalę. O šita vieta man ypač patiko, nes kelias buvo nuplautas ir vyko remontas. Važiavome gal kokią valandą dulkėse ir niekur čia nepaskubėsi, tiesiog galima grožėtis ir atsargiai ridėti į priekį. Kur buvo kažkokios nuošliaužos ir kelias, nežinau, nušluotas ir tvarkiai. Visus atitvarai tokie nauji sudėti, kelio buvo ruožas, kur iš vis nebuvo toks dulkės ten remontai, medžius pjovė, akmenų privirtė, tai turbūt arba nuplovė tenai, arba nugriuvo ten, arba audra buvo, nežinau, bet ten turėjau nunešti kelio gerą dalį.
Jo, nes tie atitvarai buvo. Jo, tai tokia buvo kažkas ten buvo. Įdomesnė vieta, sakyčiau. Nu, bet šiaip tas fjordas, kokio gražumo. Kosmosas. Kaip ir sakė, Matsas sakė, ir Oivinas sakė, kad ir Erland irgi tą patį sakė, kad tos vietos šiaip, visi trys tą patį sakė, gavau tikrai kažkas. Tai ten tiesiog buvom uždėję kažkokį ten tašką, bet visas tas kelias yra, nu, wow, tiesiog wow. Ten, tu gerai gan galvos ten filmavai, viską turėjai. Ir su telefonu filmavau, ir Apskudavęs irgi buvo tiltas toksai. Ane? Mažesnis jis buvo. Tas mažesnis. Ir ten tik one way, tai jis dar toks kabantesnis. Jo. Ir tada važiavam. Tada apie kokią 4 pradėjom jau kažkaip pavargti. Nelabai šiaip, bet tiesiog nusprendėm gal pasimti reik anksčiau šiandien nakvynę, tai... Anksčiau tai 5-6. Tai apsistojom čia, nes planavom kempingą. Ne 7-8. Tai vietoj kempingo Jo, gavom. šiandien planavom kempingą, nes, nu, geras oras, vakar irgi buvom cabin, bet kažkaip, va čia už 4 km tas kempingas, bet ten prasti labai reikia. Tai rytoj pažiūrėsim, pravažiuosim tą kempingą, net nevažiavom. Ir toks, jo, nu, toks labai arti viens prie kito, kemperiai, tai nežinau, kur ten palapiniai kišti. Ir šiaip, kad ten dirty showers, tai tiesiog čia važiuodami pamatėm, kad, nu, nupaišyta tipo kemping ten kažkas, tai davai skustojam pažiūrėti. Ir va, pradžiai kažkaip, nežinau, čia kažką, kaip palapinę norėjom, bet nu žiauriai gražu. Tai norėjai jį čia. Jo. Faina, čia toks cozy, ką žinau, vienai nakčiai, tai čia, manau, puikiai. Viskas yra, ko reikia, nežinau. Vaizdas, čia turbūt labiausiai tai yra, nu, atrodo kaip sodas. Ir privatumas, nes esam vieni, net ant kempingų daug žmonių, ko irgi tu norėjai, vaizdas jo, nu, šiaip tiesiog paprastas toks.
puiki diena, tiek daug įspūdžių, kad yra wow. Auč. Čia džiūsta dalykai, vaizdas pasakiškai geras, motociklas ilsisi. Nežinau, tiek įspūdžių, kad kosmosas, ta prasme. O šiandien tai vat apsistojom tokioj irgi pasakiškoj vietoj. Planavom apsistot kempinge, bet kempingo reviewsai buvo labai prasti, tai susiradom tokią Hytė sodas. Nežinau, galit pažiūrėti. Jo. Labai gražu. Ir dar valtim pasiplaukiau. Nu, puikiai, puikiai. O ten tolumai plaukia jachta. Plaukia kažkur. Labai fain. Labai gražu. Tunelių visai šiandien nemažai važiavom. Galvom, kad bus keltas per fjordą, bet kelto nebuvo. Buvo tiltas... Nu, turbūt aš tokio irgi didesnio tiltų nesu važiavęs. Kabantis tiltas įspūdingas, šiaip iš tikrųjų vaizdas buvo, neskubėjau. Kokios jisai, gal 100 metrų? Nu, Ne, turbūt ten kelių šimtų metrų, aš nežinau, per visą tą vandenį. Kosminis. Bet kas yra įdomiausia, kad iki jo, tipo jį pasiekti, tu turėjai važiuoti per tunelį, kur tunelyje yra žiedas. Ir po to irgi yra žiedas. Iš jo buvo irgi žiedas. Kuris yra mėlynais neonais apšviesti. Gert arbatos. Ir miegot. O rytoj Bergenas. Ryt į Bergeną varom. Ir rytoj nusimato daug lietaus, daug gausim daug lietaus. Ir visas kitas dienas Bergenėlis. O nuo Bergeno prasidės mano kelionė vieno į Lietuvą.